Nu, iš tikrųjų ir korėjiečiai jį turi, ir kiniečiai, bet kilmės šalis, aišku, Japonija. Ir kaip jis atsirado, pirmiausia visada, kaip žvelgiam į japonus, kad jie ilgiausiai gyvena ir praktiškai arba labai mažai serga širdies ir kraujagyslių ligom. Ir aišku, tada ieškoma priežasčių, peržiūrima, kas valgoma, kodėl jie neserga. Ir pastebėta buvo, kad jų tradiciniam patiekale, fermentuotų sojų patiekale yra specifinis fermentas natokinazė, kuris turi pasižymį kraujotaką gerinančiomis savybėmis. Iš tikrųjų, tyrinėjant natokinazę, tai nėra tik kraujotaką gerinantis, yra ir trombocitų agregaciją mažinantis, ir eritrocitų agregaciją mažinantis preparatas, natūraliai gaunamas iš fermentuotų sojų. Tai fermentas, kurio nauda ir centriniai, ir periferiniai kraujotakai įrodyta moksliniais tyrimais. Tai natokinazė tyriama paskutinius 20 metų ir turi gana nemažai tų tyrimų iš tikrųjų. Ir Amerikoje atliekami tyrimai, ir pačioje Japonijoje buvo atliekama tyrimų. Ir Lietuvoje netgi buvo vienas tyrimas atliktas Sveikatos mokslo universiteto. Kad tai yra daugialypio poveikio fermentas. Iš pat pradžių buvo susidomėta, kad tai yra trombus tirpinantis fermentas, bet tolimesni tyrimai parodo, kad jisai šiek tiek mažina ir kraujo spaudimą. Neženklus, aišku, neįspūdingi skaičiai, bet sakyčiau, kad vis tiek tai yra pliusas gauti produktą, kuris dar spaudimą mažina. Šiek tiek gerina cholesterolio skaičius kraujyje, neženkliai vėlgi ir priklausomai nuo genotipo, bet turi cholesterolį mažinantį poveikį. Mažina eritrocitų sulipimą ir eritrocitų lipimą prie pačios kraujagyslių sienelės, tai yra endotelio adhezinės savybės gerina. Ir aišku, trombus tirpdantį poveikį. Ir tas tirpinimas yra svarbus tuom, kad tirpina ir senus, ir naujus krešulius. Ir man patinka dėl to, kad jis veikia tiek arteriniai sistemai, tiek veniniai. Mes praktiškai tokių vaistų, kurie veiktų ir arterinę, ir veninę sistemą, nelabai turim. Antikoaguliantai, krešėjimą mažinantis vaistai tik tai, bet čia yra vaistai. Kadangi gerėja, mažiau limpa eritrocitai, tai pirmiausia, netaip greitai formuojasi krešuliai arteriniai sistemai, nes eritrocitai dalyvauja raudonojo krešulio susiformavime, tai aišku, kad mažiau tų trombų formuojasi arteriniai sistemai. Kitas dalykas, kadangi jie mažina, šita natokinazė mažina adhezinės savybės, endotelio adhezinės savybės, tai tie trombai ir mažiau limpa prie sienelės, tai reiškia, kad jie tiesiog nuplaunami ir ištirpdami. Veniniai sistemai veikia per kelis mechanizmus. Tai vienas, kad tiesiogiai tirpdo fibriną ir kitas inhibuoja plazminogeno aktyvatoriaus inhibitoriaus pirmo koncentraciją, mažina koncentraciją plazmoje, tada gerėja plazminogeno veikimas. O plazminogenas, iš kurio pasigamina plazminas, tirpdo krešulius. Tai kaip jau ir minėjau, tai yra tiesioginis trombiną tirpdantis poveikis ir per plazminogeno sistemą mažina plazminogeno aktyvatoriaus inhibitoriaus pirmo koncentraciją, tada geriau veikia plazminas. Aktyvuojama pro krešėjimą pats organizmas, tada geriau aktyvuojamas paties organizmo krešėjimą, krešulius tirpdantį sistemą. Kam gydytojai patarė vartoti Nataspin H, į kurios sudėtį įeina natokinazė? Aš tikriausiai išskirčiau dvi kategorijos. Pirmiausia, tai yra prevencija, kaip prevencinė priemonė pacientam, kurie turi arterinės arba veninės trombozės rizikos veiksnių. Pavyzdžiui, pacientai turintys aukštą kraujospūdį. Arba netgi skirčiau pacientus, kurie turi paribinį kraujospūdį, kuriems mes sakom, mažinkit svorį, didinkit fizinį aktyvumą, jų dar skaičiai nereikalauja gydymo vaistais, bet kodėl jie nepaskyrus natokinazę, kuri šiek tiek ir dar sumažins tą spaudimą ir mes atitolinsim gydymą vaistais. Toliau pacientams, kurių šeimoje yra kardiovaskulinės ligos, ankstyvam amžiuje, vyrų amžiuje iki 55, moterų iki 65, tai va tokiems žmonėms rekomenduočiau jau nuo jaunų dienų kaip profilaktikos priemonė, kadangi pas juos yra padidinta rizika sirgti širdies kraujagyslių ligom. Toliau pacientams, kurie turi cukrinį diabetą, nes cukrinis diabetas didina kraujagyslių pažeidimą, arterijų būtent pažeidimą. Toliau rūkantiems, nejudrų gyvenimo būdą. Tai tiesiog kaip profilaktikos priemonė.
Kita dar išskirčiau kategoriją, čia su arterijos rizikos veiksniais, trombozės arterinio, su venų trombozės rizikos veiksniais. Tai tie, kurie daug skraido, kurie mažai juda, kurie yra nutukę, kurie vartoja kontraceptinės, moteriams vartojančiam kontraceptinės tabletės. Ir jau antra kategorija pacientų, kurie jau serga arteriniam arba veniniam trombozėm. Tai yra po infarktų, tiesiog šalia standartinio įprasto gydymo kaip papildoma priemonė. Po insultų, šalia standartinio įprasto gydymo, ne vietoj, iš tikrųjų nerekomenduočiau vietoj, tiesiog šalia. Pacientams, kurie turėjo, pavyzdžiui, venų embolijas, veninių trombozės ir plaučių arterijos emboliją, šalia standartinio gydymo. Ir dar viena kategorija pacientų tikriausiai, kurie negali vartoti krešėjimą mažinančių vaistų, nes buvo, pavyzdžiui, kraujo išsiliejimas į smegenis ir tiesiog specialistai nusprendė, kad yra priežastis nevartoti antikoaguliantus, krešėjimą mažinančius vaistus. Tada galėtų būti natokinazės vieta tokiems pacientams, nes jie mažina, natokinazė mažina trombų formavimąsi veniniai sistemai. NATO veikia, neskystina kraują kaip, tarkim, antikoaguliantai. Mes naudojam daug antikoaguliantų, pavyzdžiui, sergant širdies ritmo sutrikimais, persirgus miokardo infarktu. Tai naudojam tiesioginius antikoaguliantus, naudojam netiesioginius antikoaguliantus, įvairius, pusiau natūralius, ten hepariną leidžiam, kurie stipriai skystina kraują, atstato kraujo tėkmę, bet dažniausiai mes tai vartojam, kada jau įvyksta katastrofa. Tuo tarpu kiti, kuriuos mes naudojam, pavyzdžiui, aspirinas ar koks varfarinas, netiesioginiai antikoaguliantai, jie irgi gerina tą kraujo tėkmę, bet veikia skystindami kraują, jeigu taip galima be mokslinių terminų kalbėti. Tuo tarpu NATO veikia į kraujo klampumą, į kitą parametrą. Kraujas pasidaro galbūt netoks skystas, bet jisai neturi sugebėjimo susiklijuoti. Nei eritrocitai, nei trombocitai, jie nesukimba. Eritrocitai pasidaro plastiški, eritrocitas gali deformuotis ir pralysti po smulkų kapiliarą. Jisai neįstringa tenai, neužkemša to kapiliaro.